Sveiki visi, su jumis aš Adriana ir šiandien aš kuriu savo naują video blogą Q&A. Sorry už tokį intro, bet šiandien aš esu hiperaktyvi biškuitį ir kaip žinote, aš turėjau tam tikrų kitų idėjų kurti video apie youtuberius ir panašiai, bet aš dar nedėjau iki to galo, kaip galima tą viską realizuoti. Dėl to sugalvojau sukurti primityvų Q&A, bet primityvų Q&A, nes labai pasiilgau jūsų ir tiesiog noriu su jumis pasikalbėti. Tikiuosi, jums šis video patiks, nepagailėkit laikų, jums nesunku paspausti like, o man tai yra tikra laimė, kada aš matau, kiek surenku laikų ir netempsiu gumos. Pradėsim. Jūs man uždavėte over 750 klausimų ir daugiau, dėl to aš atrinkau tik pačius pirmus, aš visų neskaičiau, nes blemų yra žiauriai daug ir visi klausimai žiauriai faini. Dėl to nepykite, jeigu jūs nepatekote video ir manau, kad galime pradėti. Taigi, pirmas klausimas, kaip tavo mama reaguoja į tai, kad kuri video? Na, kaip jums čia pasakius? Dieve šventas. 20 000. Daug vaikų. 25 000. Daug vaikų žiūri mano dukrytę. Kas čia tokio? Kokios tabletės? Taigi kitas klausimas. Kiek spaudžia bulka? Bulka? Galim patikrinti. Kaip matot, paprastas batonas. Nuspaudžiam. Aš jeigu ką nekakoju, aš čia spaudžiu bulką. Na. Ir ką tu manite? Ką man visai sakau? Sekantis klausimas. Kada buvai arčiausiai mirties? Taigi šitas klausimas yra gan rimtas man, nes tiesą sakant savo gyvenime apie 4 kartus galėjau numirti, bet devulis turbūt nori laikyti mane šioje žemėje, tiesą sakant nežinau kam. Nenoriu gilintis į tą, kaip aš galėjau numirti, bet tiesiog buvo tikrai buvo tokių momentų ir akimirkų, kad aš galvojau viskas. I'm rip, bet ne, aš gyva, sveika ir viskas man yra gerai. Sekantis klausimas. Kiek telefono sąskaitai turi pinigų? Gerai, aš greitai užeisiu patikrinsiu, bet žinot ką, aš geriau tiesiog 2, 4, 5 parašysiu. Laukiam. Milijonų. O, lala, aš esu turtinga as fucking fuck. Paskaitykit, matosi, fokusuojasi. Wow, 0. Ha, daug. By the way, kalbant apie telefonus, aš norėčiau jūs supažindinti su labai fainu dalykėliu, kurį aš pati nesenai atradau. Taigi, kas yra tas bongo? Bongo tai yra nauja aktualija, kuri, galima sakyti, sukrėtė ir sudrebino visą Europą, nes jį tikrai veikia ir aš pati išbandžiau. Ir tiksliau paaiškinus, bongo tai yra toks kaip robotukas, kaip kažkokia beždžionėlė, kuriai tu parašai kažkokį klausimą ir jį tau atsako realius dalykus. Aš nesu susipažinus su bongo beždžionėle, bet tiesą sakant, kada aš gavau jos atsakymą į mano užduotą klausimą, aš tiesiog buvau šoke. Aš tiesą sakant nesidominu tokiais dalykais, bet tiesą sakant norėjau šitą išbandyti, nes man yra aktualu, kad aš pagaliau susirasiu vaikiną. Taigi aš norėjau sužinoti, kas yra mano simpatija. Taigi aš išsiunčiau žinutę, kam aš patinku, tarpas mano vardas pavardė, tarpas mano miestas, išsiunčiau numeriu 1321 ir gavau atsakymą. Man bongo atrašė. Bongo žino, kad Adriana yra socialinių tinklų karalienė. Kai nekuria video, ji visą laiką svajoja, kaip išpopuliarės ir aplankys New Yorką. Sakant, niekas nežino, kad aš myliu New Yorką. Nu, aš myliu visą Ameriką, bet vat būtent New Yorką. Žinau, kad čia gali būti labai primityvus dalykas, kad wow, daug kas myli. Aš keliauti tiesą sakant nelabai mėgstu, gal ir nuskambės labai keistai, bet vat būtent kodėl, vat būtent New Yorkas. Galėjo parašyti Filadelfija, o jie žino, kad New Yorkas. Iš kur? Ir tiesą sakant, aš sakiau, kad aš buvau šoke ir aš nusprendžiau parašyti dar daugiau. Ir parašiau. Teisybė, o ką pasakysi apie meilę? Taigi, man atrašė. Bongo žino, kad jei Dievas sujungtų Harry Styles ir Ryan Gosling išvaizdą, gautas rezultatas vis tiek nebūtų toks mielas, kaip vaikinas, kuris nusižiūrėjo Adrianą. Jis planuoja nurauti jai stogą su kelionė į Ameriką. Dieve šventas, jeigu atsiras kažkoks vaikinas, kuris man padovanos kelionę į Ameriką, tai tiesiog
Aš labai tikiuosi, kad išsipildys šitą svajonę mano susirasti vaikiną. Aš tikrai jums siūlau išbandyti šią paslaugą, nes man jį labai patiko ir man tikrai praskaidrina dieną ir pakelia man nuotaiką. Dėl to rašykite jūsų klausimą, jūsų vardą, pavardę ir miestą ir numeriu 1321 ir jums Bongo atsakys ir rašykite, kokius atsakymus jūs gavot, ką rašėt ir tikrai aš paskaitysiu, nes aš skaitau visus komentarus, net jie irgi yra nelabai adekvatus, bet aš juos skaitau ir man tikrai yra įdomu, ką jums atrašys Bongo. Tęsiam! Kitas klausimas. Esi patyrus paranormalių reiškinių. Taigi aš esu padarius video apie ką darau, kada lieku viena namuose. Galite jį pažiūrėti kažkur čia. Gal description'e įdėsiu linką, pažiūrėsim. Šiaip, tiesą sakant, aš netikiu. Bet žinot, kaip yra, visko būna. Gal ir vaikai netyčia gimsta, ir vaiduoklių būna. Sekantis klausimas. Kaip dažnai skutiesi kojas? What? Everyday I'm shaving. Ką darytum, jei tavo vaikas užaugęs būtų homoseksualus? Aš manau, kad šitos situacija atrodytų kažkaip taip. Mama, aš turiu tau kažką pasakyti. Aš gėjus. Ta prasme gėjus. Kas tas gėjus? Nu gėjus, nu tas, kuris myli tą pačią lytį, nu. Kaip tu galėjai? Nu mama, nu neverk, nu. Aš juokauju. Wow! 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 Okay. Ir by the way, birželis yra gėjų mėnuo ir jeigu jūs esate LGBT community'os narys, aš jūs sveikinu, čia yra jūsų mėnesis, parodykite, kas jūs esate ir skleiskite meilę ir džiaukitės meilę ir linkiu visiems sėkmės. Aš esu žiaurus LGBT supporteris. Wow! Ir tiesą sakant, aš gerbiu tokius žmonės ir kitus žmonės, nes manau, kad esame visi lygus ir niekas neturi teisės mums įsakinėti, ką mes turim mylėti. Ir ne, aš nesu gėjus, aš esu straight as fuck. Aš esu straight as arrow. Kitas klausimas. Kas būna, kai Adriana pasilieka viena namuose? Oi, žinot, ką aš jums pasakysiu, geriau manęs vienos namuose nepalikinėti, nes aš būsiu labai produktyvi. Gulėsiu visą dieną lovui ir nieko neveiksiu. Manau, kad neturiu jums to atvaizduoti, nes, nu, ir taip aišku, kaip atrodys. Kitas klausimas. Ar renki depozitą ir ką apie tai manai? Depozitas, buritas, buritas, depozitas. Gerai, tiesą sakant, jo. Ne aš renku, o mano tėvai renka. Ir jeigu jūs netikite, aš jums to parodysiu. I'm back, bitches. Žiūrėkit. Visa pintinė butelių. Mano manimu, tai yra tikras absurdas. Nu, jo, tu pat moki plus 10 centų, bet, nu ką aš žinau, aš tai čiūtingėčiau priduoti tos butelius. Jo. Tęsiam toliau. Adriana, ką rinktumėsi, kebabą ar berną? Nepaisant to, kad 18 metų aš vaikino neturėjus, aš manau, nu, ta prasme ir savaime aišku, kad aš pasirinkčiau kebabą. Vaikinai yra shit. Ok, tęsiam toliau. Norėtum atsidurti akmens amžiui ar ateity? Nu, suktas klausimas. Fuck. Dubl 2. Dieve, tu mano šventas, ką aš fucking išdarinėjau. Tęsiam toliau. Kaip įvertintum dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį? Aš neatsakinėsiu šitą klausimą labai ilgai, nes aš nenoriu skelbti savo politikos pažiūrų, bet pasakysiu taip. Polish Idiotic Zoo Department of Egyptian Cats. Parašykit, aš jums parašysiu šios žodžius, bandykit iššifruoti. Mano geriausi draugai supras. Einam toliau. Kurią arba kuriuo Lietuvos youtuberė labiausiai žaviesi? Žinojau, kad pateksiu į video. O iš kur tu žinojai? Ar tu palaikai kontaktus su ateiviais? Ar tu turi kažkokių galių? O galbūt tu ekstraseksas? Kaip juokinga. Ir
paskutinis klausimas, tikiuosi iš jų nenusibodau jums. Kaip jaustumsi, jei žmogus nusižudytų ir sužinotum, kad ta priežastis buvai tu? Perklausyčiau savo kasetę. Rimti kentai supras. RKS rimti kentai supras. Prikolas buvo geras. 13 priežasčių, kodėl, dieve, kaip juokinga. Ok, ačiū, kad žiūrėjot mano video, tikiuosi jums patiko ir sorry, kad aš esu šiandien tokia hiperaktyvi. Aš tiesiog norėjau jums pakelti nuotaiką ir praskaidinti jums dieną ir tikiuosi jums šitą video patiko. Jeigu norite daugiau tokių Q&A, spauskit laiką, jeigu surinksim 2000 laikų, aš fucking iš karto išleidžiu Q&A, nes dabar aš turėsiu laiko, nieko neveiksiu, nesimokysiu, taigi galėsiu jums kurti daugiau video. Dar kartą labai atsiprašau, kad taip ištrukau, kad 2 mėnesius nieko nekėliau, tik vieną Fanta reklamą, bet čia nebuvo toks mano savotiškas video. Taigi ir kol nepamiršau, aš norėčiau paskelbti Fanta konkursų laimėtoją, kuris laimėjo Kunigutę ir ji jau yra jam išsiusta, taigi tai yra mergina Ieva Mikenaitė, sveikinu tave labai. Tiesa, kad nežinau, kaip išrinkti galutinai, nes visos idėjos buvo tiesiog nuostabios ir fantastiškos ir nusprendėm, kad reikia rinkti tokiu burtų keliu, nes, norim, kad visi būtų, nenorim, kad kažkas būtų įžeistas dėl to, kaip mums burtų kelias parodė, taip ir parodė, tas ir laimėjo. Taigi, ačiū labai, kad visi dalyvavot, ačiū labai už jūsų idėjas, tos idėjas yra tiesiog puikios. Ir Ieva Mikenaitė, dar kartą tave sveikinu, prizas jau turi būti pas tave ir dar, manau, ateityje rengsiu tikrai daugiau konkursų. Taigi visi subscribinkit mano kanalą ir matysit va tokią bulvę. Taigi ačiū labai dar kartą, kad žiūrėjote, nepamirškite pračekinti bongo, viską pamatysite descriptioną, pačią svarbiausią informaciją pamatysite descriptionę. Ačiū labai, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš Adriana ir linkiu visiems gero vakaro.